Labas rytas. Kaip visada, 5 valandos varau pas gyvulių milšti. Tai let's go. Pašlangiau vietoj, varau aparatus mesti. Perėjom ant ašmenų dirbti. Čia aparatų užmesti. Eit pažiūrėti su pienu reikalai kaip. O su pienu tai visada reikia laukti. Kažkiek kol parbėgs. Pienas. Parbėga. O. Kartais būna pats paima, bet turi vis tiek pasitikrinti. Kad niekur piens nebėgtų ir viskas būtų gerai. Na va, galime eiti milšti. Pirma karvė, dėl antrą, pati pirma yra nemelžiama. Ne va, viena karvė. Ar melšia iki marin, kas labai skaniai miega. Šoniuk atsigulęs. Kaip toks šuo, ant paliuko, guli. Gerai. Melžiam ir varom į kitą pusę. Na ką, viskas, paskutinė karvė. Noriauna aparatus lauko. Nori paragauti? Ne. Ne, tai ir aš manau, kad nenori. Markau. Senius. O, šitą piliau. Nieko. Gerai, varau plauti aparatus. Ir einu pas pirštinės pieną. Gerai. Taip kiekvieną rytą šėrimo darbste. Silsus gerai kvepia. Skaniai. Ir man skaniai kariam daskariau. Ką te pagirdau nešu viršiukam pieno? Ne, pašakas. Štroškai. Iki biro neįkrisi. Gerai. Žodžiu, viskas. Karvės pamelžtas, veršiams pieną nunešiau. Šūdą palėm. Varau pavalgyti. Ir varyt toliau kitus darbus. Į priekį. Taip, kiekvieną dieną. Taip, tai žodžiu, pavalgiau, kavos atsigėriau. Išlikiu dabar į lauką, stoviu ant dalytuvo, maišau. Taip, ką, alkoholį sumaišys. Stovėt žiūrėt, nes nepažiūrėsi, paskui ryte būna blogai. Lieka pačioj, kol paskui per ilgai turi makaluoti, kol išmakaluoja. Tai geriau dabar išmakaluoti, dabar dar sausas toks pakliuvo, tai šikna. Galiu pasakyti, jau pusę valandos ošius maišys, dabar aš maišysiu dar jau 10 minučių. Čia matau vienas kampas. Sausas, nenori kristi į apačią, tai užtrauks biškį. Nieko, einu aparatų suruošiu per tą laiką. Gerai. Nu kaip matau, ten kampe lygiai yra dar. Spėjau ir aparatus sutvarkyti, viską paruošti. Dabar eina palaut, biškį dar pramaišys. Rims kitų reikaliukų. O tai kiti reikaliukai jaučiu eisiu dažyti. Dar reiks pavirinti šį bei tą. Žodžiu, judam į priekį visą. Žodžiu, maišiau. Kaip ir minėjau, nuėjau, susiašiau aparatus viską. Ir vis tiek neįsimaišė. Ta sausa žolė. Nežinau. Pakibus ant viršaus laikus ir viskas.
Tai sakiau, paliksiu, pasakysiu Ošliui, kad turėtų rytoj menį. Nes kai nušeri, paskui pakrenta viskas į apačią, tada supjaustas. Kad biški nušers, biški geriau palauktų. Kad biški, kad prapjausi, paskui pro skylę, kai meta lauk, strikt pradėtas pusę rulio. Stringa ir paskui viskas. Ir turi zurzinti, suk, kol pagauna, gali vidų traukia ir kol vėl išmaišo, žodžiu. Paprasčiau yra geriau biški palaukti, kai nušeri, pramaišai, smulkina ir tada būna liuks, vis greitį šerį. Šiaip su dalytuvu 30 minučių būni pasišėręs. Ten galiai nebūtų ant tų 6, ne 6, o 8 vietų. Jo, 8, aš po 4. 8 vietoje nebūtų, tai būtų iš vis labai patogu, bet ten turi nueiti su šakečiu. Primeta, pristumė iš dalytuvo, turi paskui numesti viską su šake. Nieko. Ir padirbt reikia, nereikia išpizdėti, kad vien tik tais technika, reikia biškį su rankom pasidarbuoti. Nes paskui įsitingės tie ūkininkai, jeigu vien su technika dirbs. Tai va, gerai, leik. Ką, atliksim suvirinimo darbus. Liko metalinių koliukų, tai šausiu. Tuos. Galvoju šauti vieną aukščiau, vieną žemiau. Armatūra ilga yra, 1,20 m, 30 m, gal net 50 m. Tai vieną šausiu viršų, vieną žemiau, kuris nors nulūžtų. Vis tiek vienas liks. Bus galima naudoti. Gerai, einu dar atsinešiu tų izoliatorių, kaip jį vadinas. Čia. Kiekvienas skirtingai vadina. Ir čiupsim virinti. Nu ką, susidėjau, atsinešiau tų daugiau. Bandysiu rankų nenusideginti, pasiimu pirštinės suvirintoje. Vandens turiu šalia, jeigu užsidegčiau, bet neužsidegsiu gal. Varysiu virinti. Gatava. Kiek laikys, sužinosiu. Jei gerai laikys, galės kitus padaryti irgi. Eina, baraklos tvarkyti. Ir nors taip nėra čia tvarkinga, bet vis tiek. Nu ką, atvariau, jungiau šaldytuvą, atvažiavęs buvo pilnė. Atvažiavus pilnė, užmečiau šitą šlangą. Čia dabar pumpuojas vanduo, čia kaupėsi, čia viduje yra siurblys. Paskui, kur spaudimas sukelia, dabar tiesiog vandens lygis kyla. Čia dabar šiltas šaltas, jau va, įsijungia. Ten viduje sukasi purkštukas ir plauna viską. Gerai, varau namo, kavos atsigerti ir pavalgyti pietus. Dėl koliukų dar buvau galvojęs virinti tenais vieną aukščiau, vieną žemiau, bet persigalvau, nes geriau suvirinau vienam lygiai iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Ir jeigu nulūžtų vienas, persukai koliuką tiesiog ant kito užviniavai vielą ir viskas. Nes skirtingose aukščiuose paskui kur nors kokia duobė ir automatiškai gausi labai žemai viela ir gyvuliai galės peršokti. Nu, stelyčios yra, tai jos jaunas, bystras, tai bus tik peršok ir pabėga.
O kai ruja prasideda, tai visko būna. Tai su jom nepirksi. Tai dėl to geriau galvoju padarysiu taip, toj pafilmuosiu dar. Ir bus, manau, geriausias variantas. Aišku, iš pradžių nesvirinau, nesigavo. Perkaito metalas ir tas plastikas nusimaudavo. Tai po to atsinešiau vandenį, pyliau vandenį. Na va, matas. Tai virinau, pavirini biškį, užpili vandens, su purkštuku apipurkdavau, kas atviestų metalas, atviestų plastikas ir negautų tokio degimo ir būtų viskas gerai. Ir puikiai gavosi. Tai va, dabar varau valgyti. Dabar tikrai varau valgyti. Ką, pavalgiau pietus, varau pas viršiuką, pravalysiu šūdą. Ir paskui pas karvikiu tą patį padaryti. Ir nuvalyti, ir melastą paduoti. Viską pabiški. Šieną prapurtyti, šienainį. Gerai, laikiu. Taip, pas viršiuku atėjau. Tie mažai turi, tai jaučiu damėsiu iškart dabar. O ne, dičkiai. O tie irgi damėsiu. Ten tu yra biški likutį rulio, tai sumėsiu likutį visą, kad rytoj atvežti naują rulį. Šitiems užteks iki rytojus drąsiai. O tas vienas iš vis nebeėda. Nieko. Suės kažkaip. Gerai, varau. Kaip minėjau, likutį sumėsiu tiem, bet šitas likutis, blėma, 3 šakės geras. Ne tiek. Na, bet jie turi. Praskirstysiu. Ir iki rytojus ryto per akis bus. Suės nors viską. Gerai, varau. Biškį užpildžiau, prapulčiau. Ten gale. Tiem 3 įdėjau. 1 šakę padalinau, kad iki rytojus užtektų. Все, dabar gali valgyti. Einu šūdą nuvalau ir į fermą. Ką, viskas. Tai dabar jaučiu tą telečikę baltą nugarą. Sukeisim su ten to buliu, kur yra va tarp tos ir tos juodos telyčius. Reikės vėliau bandyti sukeisti. Nes tas didelis atėma iš tos telyčios miltus duodamas, nes jam dideliam duodam, bet ne tiek, kad jisai viską suėstų 2 gyvulių normą. O iš žaltys atėm. Tai va, reikia sukeisti. Nu, kaip minėjau, va, pervedam tą bulį iš tenais. Ta balta telyčia yra ten. Pervedam. Dabar žiūrėsim, kaip bendraus, jei nesipyks, paliksim, jei pyks, reikės kažką kitką daryti. Kitaip pervesti vėl. Nu va, ką, varau paskui karvių. Valgiau, kavos atsigeriau. Tiksliau užkandau, valgiau barštį pirti, bet užkandau dar. Ir varau darbuotis. Gerai. Iki greito. Viskas užmečiau. Užmetėm aparatus. Dabar laukti, kol pirmas pienas išsimelš. Ir varyt toliau. Eina į priekį. Nu, žodžiu. Judam į priekį. Vieną pusę viskas. Ir šokam į kitą pusę. Darbuotis. Klausė mane karvytė, na. Ir tu ramiai pasidėk pamilšną. Ne, ką, tai va. Tai bandai kastą.
Viskas, baigęs. O, druskus neturi, reikia atnešti. Neleidžiu striukės laižyti, laižat kažką vis tiek susiranda. Na, bandiukai. Paskutinė karvė. Meilutė, kai visada paskutinė. Vis patraukėm, pamasažuojam ir iki. O, koks gražuolis. Paaugino paskutinę kartą, ne, toks pat. Toks pat. Sekanti, o to pastypus. Opa, kokia stirnikė. Visiems įdomu, ką čia aš darau. Kokias tavo akis. Šis geras ir. Pasirodyk. Vienas auskaras, biškį prasišuoja čia, kai būna, kai nuvarai auskarus įsisekti. Vieną prašauna, biškį į vietą. Ausis nulinkus. Niek. Būna, ne. Būna, ja. Būna. Žiliau. O, kokia tu drąsi. Kokia tu drąsutė. Aš drąsus, nu čia jau nežinau. Anglis. Taip, ateik. Puolimo režime. Gerai, varau. Ką, viskas veršim, pieną padaviau. Viršiukus apvalėm. Ir dabar jau namuose esu. Einu vakarienę valgyti, maudytis. Ir paskui 9 vėl prie gyvulių. Tai iki rytojaus. Kas galit, subscribe, komentarą parašykit. Jei turėsiu laiko, atrašysiu. Jei turėsiu laiko, įgyvendysiu. Kas ką pasiūlys.